if one even tries to empty the mind completely, it is simply not possible. Jeigu mes mėginsime visiškai ištuštinti protą, padaryti jį tuščią, tai mes suprasime, kad tai padaryti neįmanoma. At best, he can say, well, one has to learn how to control the mind by the higher self. Todėl reikia išmokti, kaip suvaldyti protą, pasitelkus aukščiausiai aš. In the 3rd chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna tells Arjuna, Trečiajame Bhagavad Gita skyriuje Viešpats Krišna sako Arjunai, that superior to the sense objects are the senses themselves. Kad aukščiau už juslių objektus yra patys jausmai. Superior Intelektų yra siela arba keliautojas, reiškia gyva būtybė keliaujanti šito kūno vežimu. The example that is given Pavyzdys, kuris čia pateiktas, is the senses are compared to be like 5 horses. Sako, kad mūsų jausmai yra panašus 5 arklius. And these horses are controlled by a driver of the chariot. Šios arklius arba žirgus varo vežėjas. And the driver is holding on to the reins, which is connected to the horses. Jisai turi savo rankose vadžias, kurios, reiškia, sujungtos su arkliais. The expert driver can keep the horses under control. Patyręs vežėjas, jisai gali lengvai suvaldyti arklius. By pulling tightly upon the reins. Jisai stipriai tempęs vadžias. And the passenger in the chariot, O keleivis važiuojantis vežimu, is compared to be like the spirit soul. Jisai lyginamas su dvasinė siela. The horses
Открывай. Первый, второй. Второй. Atsiprašau. Kalbusi su Krišnaisto religinės bendruomenės dvasiniu mokytoju, kuris atvyko iš Bostono, Naranžamu su vami. Prašom pasakyti, kokiais tikslais atvykote į Klaipėdą. What is your purpose for coming here to Klaipėda? Same purpose in going to every other city that I have been visiting throughout Lithuania. Toks pats tikslas kaip ir visus kitus miestus, kuriuos aš atvykau čia į Lietuvą. Just to deliver the simple message of Krishna consciousness for anyone who's interested to come into here. Tiesiog perteikti tą žinią, Krišna sąmonės žinią visiems tiems, kurie domisi ir nori ją išgirsti. We are simply traveling into many cities throughout the world. Mes keliaujame paprasčiausiai per daugelį pasaulio miestų. Finding that this Krishna consciousness is becoming accepted by people from all different cultural backgrounds. Ir matome, kad iš visų skirtingų kultūrinių visuomenių žmonės priima Krišna sąmonės mokymą. Because it teaches a very essential message that everybody from all cultural backgrounds can appreciate. Nes Krišna sąmonė moko tokių universalių tiesų, kurias gali priimti, visų kultūrų žmonės. So every city that I go to has the same purpose, simply to distribute the same message. Taigi, bet kurį miestą, kur aš vykčiau, tikslas visada vienas ir tas pats – perteikti šią žinią. O koks jūsų įspūdis, kaip vertinate Klaipėdos Krišnaistų organizaciją arba aplamai Lietuvos? What is your opinion about the Klaipėdos Krishna consciousness organization and in general about all the Lithuanian organizations of Krishna consciousness? In general, the organization? No, in general. What is your opinion in general? Well, my opinion is that many people are developing an increasing interest of Krishna consciousness. There's a relatively new movement here. Kiek aš matau, tai relatyviai ganėtinai naujas judėjimas čia, bet žmonės, kiek aš pastebiu, vis daugiau susidomi jo. But every time I visit, I see more people are coming. Nes kiekvieną sykį, kai aš atvykstu, aš matau, kad vis daugiau svečių. So that is our interest in simply seeing people's lives changing. Tai mūsų pagrindinis toks rūpestis, kad matyti, kaip keičiasi žmonių gyvenimas. It's not that we're interested in gathering a large number of followers. Mūsų nedomina didžiuliai pasiekėjų kiekiai. That's not the objective of our movement. Mūsų judėjimo tikslas nėra toks. Our objective is simply to distribute this message, this transcendental knowledge. Mūsų tikslas kuo plačiau paskleisti, perteikti šią žinią, transcendentinės žinias. And anyone who takes it and embraces these teachings can find a change in their lives that brings a more peaceful state of mind. Ir tas, kuris priima šitą žinią, tas gali pakeisti savo gyvenimą ir patirti tokią dvasios ramybę. Learn how to be in harmony with themselves and with others. Išmokti būti harmonijoje su savimi ir su kitais. So that is all we are interested in doing. Tai vienintelis tikslas, kuris skatina mus. And we're seeing that the interest is simply growing here and throughout the country of Lithuania. Ir mes matome, kad šitas judėjimas plečiasi Lietuvoje. Jeigu žiūri tokį. O jūs turite čia nepriklausomą televiziją kažkokią? Čia yra atskiras kanalas. Vakar į Klaipėdą atvyko Krišnos religinės bendruomenės dvasinis mokytojas iš Bostono, Dieviškosios malonės Bhaktivedantos Svamio mokinys Niranjana Swami Maharadžas.
Jis yra priėmęs savo dvasinių mokytojų įšventinimą ir beveik 20 metų intensyviai dalyvauja Krišnos sąmonės judėjime. Pastaraisiais metais jis nutraukė visus pasaulietinius ryšius ir priėmė ypatingai griežtus įžadus. Hare Krišnos centre Rumpiškis 14 įvyko jo susitikimas su Krišnos sąmonės bendruomenės nariais. Kalba svečias iš Bostono Miranžanas Swami Maharadžas. Lithuania. Toks pats tikslas kaip ir visus kitus miestus, kuriuos aš atvykau čia į Lietuvą. Just to deliver the simple message of Krishna consciousness for anyone who's interested to come and to hear. Tiesiog perteikti tą žinią, Krišnos sąmonės žinią visiems tiems, kurie domisi ir nori ją išgirsti. We are simply traveling into many cities throughout the world, Mes keliavom paprasčiausiai per daugelį pasaulio miestų. and finding that this Krishna consciousness is becoming accepted by people from all different cultural backgrounds. Ir matome, kad iš visų skirtingų kultūrinių visuomenių žmonės priima Krišnos sąmonės mokymą. Because it teaches a very essential message that everybody from all cultural backgrounds can appreciate. Nes Krišnos sąmonė moko tokių universalių tiesų, kurias gali priimti visų kultūrų žmonės. So every city that I go to has the same purpose, simply to distribute the same message. Taigi bet kurį miestą, kur aš vykčiau, tikslas visada vienas ir tas pats - perteikti šią žinią. O koks jūsų įspūdis, kaip vertinate Klaipėdos krišnaistų organizaciją arba aplamai Lietuvos? What is your opinion about the Klaipėdos Krishna consciousness organization and in general about all the Lithuanian organizations of Krishna consciousness? In general, What the is organization. No, in general. What is your opinion in general? Well, my opinion is that many people are developing an increasing interest of Krishna consciousness. It is a relatively new movement here. Kiek aš matau, tai ganėtinai naujas judėjimas čia, bet žmonės, kiek aš pastebiu, vis daugiau susidomi jo. But every time I visit, I see more people are coming. Nes kiekvieną sykį, kai aš atvykstu, aš matau, kad vis daugiau svečių. So that is our interest in simply seeing people's lives changing. Tai mūsų pagrindinis toks rūpestis, kad matyti, kaip keičiasi žmonių gyvenimas. It's not that we're interested in gathering a large number of followers. Mūsų nedomina didžiuliai pasiekėjų kiekiai. That's not the objective of our movement. Mūsų judėjimo tikslas nėra toks. Our objective is simply to distribute this message, this transcendental knowledge. Mūsų tikslas kuo plačiau paskleisti, pertikti šią žinią, transcendentinės žinias. And anyone who takes it and embraces these teachings can find a change in their lives that brings a more peaceful state of mind. Ir tas, kuris priima šitą žinią, tas gali pakeisti savo gyvenimą ir patirti tokią dvasios ramybę. Learn to how to be in harmony with themselves and with others. Išmokti būti harmonijoje su savimi ir su kitais. So that is all we are interested in doing. Tai vienintelis tikslas, kuris skatina mus. And we're seeing that the interest is simply growing here and throughout the country of Ir Lithuania. mes matome, kad šitas judėjimas plečiasi Lietuvoje. Tad reikia viltis, kad tikėjimas Krišnos sąmonė atneš žmonėms daugiau gėrio ir meilės, nes bet kokia religija moko žmonės gyventi taikiai ir draugiškai.